Las Amerika, po Simono Daukanto tiltų lėktuvas pralėkė. Šiandien man benamis troleibusą atkiša. Kaunas, Amerika. Sakau, taip, aišku, aš iš visos šeimos, aš visą laiką visur pliurpiu, per tą patį, sakau, visiems nusibodusios tos mano istorijos, kur tik, labą dieną. O po to todėl ir visi ir galvoja, kad visur viskas mano, žinai. Taip. Sakau, patys kalti. Kas daugiausia pliurpia, tas ir va. Nežinau, ar pasauliui reikėjo dar vienos tinklalaidės, bet mes nusprendėm pabandyti. Tai Kaunas pilnas kultūros nuo šiol ne tik mėnesinis žurnalas, portalas, Facebooko ir Instagramo paskyros, bet ir podcastas. Apie Kauną, apie miestą, apie miesto kultūrą ir žmonės, kurie ją kuria. Pusryčiam sūris. Man nėra labai Superė. įprasta, bet gerai. Jo, įprasta vis. Nu, šiaip įprasta. Su reikėtų kokios bagetės dar ir. Su juoda Uogienės kava, kokios? žiauriai gerai. Iš viso tobulą. Čia yra brypo paparčiais, jisai taip ir vadinasi, nes čia tas papartis, tai Ai, nu ir aš. čia kai nežinodavo dar bakterijų nesuvaldydavo viso pasaulio, tai dengdavo su paparčiais, kad nesimatytų. Įviniodavo sūrius į paparčius. Čia tam būtent regione, čia vienas iš bry yra. Estetinis toksai. Jo, ir paskui prieš valgant nulupa tos paparčius ir ką matai, tai jau matai įspaudus. Ir Bet labai fainai. Toks joninis Labai sūris. skanus. Jo, joninių sūris. tiksliai, žiedas paparčio. Rimtai, jeigu jonų, žinai, turėtai, žiūri, fainas toksai nusinešimas joninės. Aha, net nepagalvojau, tiksliai, papartis gim. Nu. Dar į papartį kokiais spraudė. Toks siurprizas. Švelniausias tai bus tas 18 mėnesių forte brandinasi, jisai ant Šveicarijos pasienio, prancūzų O Šveicarijos. šitas su papačiais iš kur? Su paparčiais tai čia yra bry. Tai Bry yra regionas? Bry yra, toks pralatus gana, Niekad nežinojau, galvojau, kad Bry yra kaip kaip rūšis. rūšis. Tai Aušra yra turbūt didžiausia Kaune sūrio ekspertė. Aušra iš vieno prancūzo sandėliuko. Man taip įdomu, kad pavadinime yra prancūzas, tik tai Aušros nėra. Nors Aušra yra visur. Kaip Beta yra visur kalbanti apie kultūrą ir kitus barus ir visi galvoja, kad tavo barai visi yra Kaune, ar ne? Taip, visi. Netgi McDonald's turbūt, jeigu nueičiau į McDonald's, visi galvotų, tai ir čia tavo, ne? Kur, jau toks juokas ima, kur, tiesiog, kur galvoju, žmonės, negi nėra kitų. Negali būti viskas, kažkaip įdomiai. Tai šiaip visi galvoja, kad Kaunas pilnas kultūros, mano vienos žurnalas irgi yra dažnai labai, bet taip irgi nėra. Bet taip, dėja, taip nebūna. Gal ir gerai, gal ir gerai. Tai nežinau, būtų šiandien smagu pakalbėti ir apie barus, ir apie sūrius, ir apie gal ir žurnalus šiek tiek, apie kultūrą tiksliau. Tai Aušra, Beta, Kotryna, Kaunas pilnas skonių. Pradėjome tokio kaip ir pikniko, sakyčiau visai, pikniko po stogu ir kadangi vasara prasidėjo gana trankiai, mano toks buvo pamastymas šio savaitgalio, kad nors gyvenu mieste netoli parko, bet niekaip neturiu galimybės nusipirkti mėsos ar ten kažko daržovių ir tiesiog išsikepti kažkur, nes nėra Kaune tokios vietos, kur būtų galima legaliai pagrilinti. Yra Kauno rajone, yra kitur, ten yra oficialios vietos, o Kaune nėra. Nė vienam parke už 15. Ir gal čia man vienai tik trūksta, nes jeigu trūktų turbūt kritiniai masiai žmonių, gal tada ir atsirastų, nežinau, kaip jaučiat grilinimo trūkumą? Iš tikrųjų net nesusimaščiau apie grilinimo trūkumą. Man pačiai piknikas pirmiausia apie tai, kad nusižiūri gražią vietą, atsineši gražų kilimą, išsitrauki iš krepšelio gražių užkandžių ir piknikauji, bet iš tikrųjų tai taip, grilinimas niekaip neatsiejamas nuo vasaros, nuo pikniko ir iš tikrųjų net nesusimašiau, kad negalima, nes aš būčiau gal ėjus ir grilinus.
Nu, šiaip jo, oficialiai nėra tokių. Mes kažkada esam žurnalę bandę parašyti apie tai ir supratom, kad nėra apie ką rašyti. Norėjom parekomenduoti grilinimo vietas su vaizdu ir tiesiog nėra nei be vaizdo, nei su vaizdu. Bet o kaip tau? Nu, aš irgi lygiai taip pat, aš niekada gyvenime net nebuvau susimašius, kad, vat, nu, nes niekad man kažkaip tokio poreikio nebuvo mieste eit grilint, nes lygiai kaip ir jūs sakot, nu, turbūt būčiau, jeigu būtų poreikis, eičiau ir grilinčiau. nu, tiesiog, vat, kažkaip tai, nes aš kaip pati gyvenu kaime, tai man irgi nėra poreikio eiti į miestą grilint, bet šiaip tai manau, kad tikrai reikia. Nu, tikrai reikia, nes, nu, ką žinau, toksai, vėl būtų mieste toks biškai gal naujas formatas, nu, toks, nu, ne tai, kad naujas, bet kažkas įdomaus kažkaip, tai, vat, aš irgi būčiau už. Bet gal pakenktų kavinėm ir restoranam? Nemanau, žinokit, ne. Visiems vietos pasaulio užteks. Tikrai visiems užteks. Nes dabar gal žmonės ateina, apsiperka, pasiema kažką paruošti, tada eina piknikaut, kaip už sakė. Aš bet kokiu atveju galvoju, kad nieko draudimas nieko neapsaugo. Jeigu negalima grilinti, tai nereiškia, kad žmonės eis į restoraną. Taip, Tai reiškia, kad vis nieko neveiks gal. Ne, šiaip aišku gerai tiem, kurie turi savo nuosavus kiemus, va, per Žaliakalnį praeit, net ir nenorint valgyti, užsimanysi, taip. Mėsinės kvapas jau labai. Niekas taip nepraneša, kad atėjo pavasaris, taip, kvapas, man atrodo. Tai va. To tu sakai kaime gyveni, kuriam tu čia kaime gyveni? Piplių. Bet negrilinu, kad ir kaime gyvenu. O Pipliai yra, kur yra Piliakalnis. Piliakalnis, taip. Prie Kačerginės. Prie Kačerginės. Tai dar toks visai kaip miesto ir rajono riba. Taip. Miesto, kaip su dviračiu valandą laiko. Iki kultūros. Iki kultūros. O iš kultūros gal? Irgi tiek pat. Aišku, dar kalnas yra. Prideda kelias minutės. O kelias nėra labiau vingiuotas iš kultūros važiuojant negu į. Ne, viskas normaliai. Labai geras kelias, šiaip iš tikrųjų, tai labai gerai visa infrastruktūra sudėliota su dviračiu. Pasiekti viską ir man labai keista, kad nieks to neišnaudoja. Nes, tikrai yra, nuostabus. Ir dviračių takai, ir viešasis transportas, ir kažkaip tai, aš, pavyzdžiui, greičiau atvažiuoju su dviračiu namo grįžtu, negu vyras mano grįžta iš darbo su mašina. Turbūt pusvalandžio šį pralenkiu. Tai va, tai kodėl to nedaro dar, į madą dar netėjo gal. Tas Kačerginės takas, tai savaitgaliais labai populiarus yra. Tai savaitgaliais tai ten net nenoriu važiuoti, nes tiesiog arba važiuoju labai anksti, nes būna kamščiai. Ant va to tako būna grinai kamščiai. Nes labai daug žmonių. Bet tai žiauriai fainai, tam ir reikalingi tie dviračių, tokie galėtų visą laiką tai būti. O kas tave paskatino apsigyventi kaime? Nes tavo visi darbai yra centre Kauno. Jo, bet aš niekada gyvenime ir negyvenu mieste. Aš visą gyvenimą gyvenu kaime. Už miesto, taip. Nes aš esu iš Lampėdžio su tėvais visą laiką ir paskiau kažkaip tai, net nebuvo, aišku, kaip tenai tik tai suflerio būdelė prasidėjo, visą ką, tai jau ten labai jau norėjosi gyventi senamiestį, bet tuo metu nebuvo galimybių gyventi. Tiesiog nebuvo nei tų pinigų, nei dar kažko tai. O paskui kažkaip natūraliai gavosi, kad net nenoriu mieste gyventi. Nes man miestas yra apie darbą, apie su draugais buvimą, apie va tokį kultūrinę veiklą. O namo aš noriu grįžti ilsėtis. Noriu tylėti, noriu išeiti su šunim, noriu miško, noriu gamtos. Va tada aš pailsiu, tada man nereikia jokių net atostogų atrodo. Nes tu grįžti vakare namo, išeini į mišką ir viskas, ir tu labai gerai pailsėjęs jautiesi. Čia, sakyčiau, labai tokia tipiška naujojo kauniečio pasaulėžiūrą atstovauja. Bet aš labai labai buvau nemadinga tuo metu, kada visi kraustėsi, o dabar pasidariau labai madinga, nes visi išsikraustinėja iš miesto į kaimus. Tai va, bet man kažkaip tai man labai natūraliai viskas taip gavosi ir viskas. O šatu centrinė? Centrinė. Ir kaip noras įtrauktis kažkur į ramybę yra, ar vis dėlto? Labai yra, ypatingai, kuo daugiau metų sueina, tuo didesnis noras trauktis į ramybę, ten, kur gali paukščių klausytis, ne padangų, ne kažkokių tai užimų.
Bet niekaip negali paneigti, kad gyvenant miesto centre viskas yra delne. Gali išbėgti su šlepetėmis kavos, gali grįžti su šlepetėmis vakare. Ir be šlepečių. Ir be šlepečių gali grįžti jau, žodžiu, po visų vakarojimų. Vaikam labai arti mokyklos, tai komforto yra daug, bet turbūt niekas neatstos tos gamtos, tylos, paukštelių, stirnelių pro langą matomų. Tai pavydžiu tiem, kas gyvena. Tai už kiekvieną miesto. rytą šitą turiu. O. 6 ryto išeini, kyla rūkas, stirnos, net meškieną buvau susitikus, kur galvau, kad nebūna meškienų pas mus, bet Čia nėra pasirodo geras ženklas. meškienas. Taip, nesakė, jie puola šunis, jie yra tokie... Ir šiukšliadėžės puola. Grįžti namo vieną vakarą, Jau- meškienai žiūri, vakarieniauja pas meškienas. Ne, pas mane šiukšlių dėžiai būna apsigyvena. Rudenį pelė. pelė meškienas ir šuo tavo sėdi. Katinas. Nu, žodžiu, pas mane gyvūnų tai yra kokių tik tai nori, nuo iki. Nu, bet žiūri, fainai. Nu, ta prasme, apie tai ir yra visas. Kita vertus, ramybės parke, kai einu į darbą, visada sutinku voverę. Ir jeigu nesvarbu, kad vėluoju, aš sustoju prie tos voverės. Visada nufotografuoju, čia mūsų ritualas. Su voverė yra bendra, ne bendra, nuotrauka padaryti albumą voverės. Tai jau tada vertini kiekvieną tą... Jo. Tai šiemet kažkaip strazdus fotografuoju. Labai daug, aš nežinau, ar aš tiesiog sužinojau, pradėjau skirti strazdo balsą. Ir dabar man tiesiog visur strazdai ir girdisi ir matosi. Aš visur, manau, kažkoks strazdų metai. Nesuprantu, kodėl. Čia buvau ornitostogų turė, tai dabar labai, labai pažįstu paukščius. Naujas hobis. Nu, pas mus dabar krekžės susuko lizdą terasai. Taip. Tai va. Turėsim ir paukščių. O tai Aušra, gyveni prie Ramybės parko, bet ir pirmasis sandėliukas buvo tenai prie stoties prie Ramybės parko. Tai buvo Taip. kaip ir jūsų toks... Su vyru, kaip čia, namų kieme praktiškai darbas. Beveik namų kieme. Mes iš tikrųjų, taip jau visai atvirai sakant, tai, kas čia per projektas sūriais užsiimti kažkaip nėra įprasta, gal, bet čia dar kita tema, turbūt nėra įprasta eiti su vienu produktu į gylį. Viskas pas mus yra universaluom, žinai. Ir mes neturėjom jokio pasitikėjimo savim, kai pradėjom šitą visą veiklą su tais sūriais. Tai susiradom patalpas, kur yra 360 metrų nuo namų. Su tą mintim, kad kai nepavyks, tai bus labai arti parsinešti viską į namus atgal. Įsikraustyt, bet galiausiai nebetilpom jau mes tenais, tai atsidūrėm senamiestį. Ir kaip tas senamiestis jūs įsileido? Gal visai natūraliai mes gal įsiveržėm į tą senamiestį, aš galvoju. Čia iš kitos pusės reikia žiūrėti. Neklausiam, ar mus įsileidžia senamiestis. Jį įsiveržėm, pamatėm, kad daug bendraminčių ten yra, daug tokių, kaip čia pasakyti, kūrybinių draugysčių gali užsimegzti, tai man labai patinka senamiestis. Ten prie stoties, tiesą sakant, truputėlį buvau, tokio izoliacijoje jausmas buvo, kad esi izoliuotas nuo miesto, gyvenimas vyksta kažkur ten, o tu čia su savo sandėliuku lauki svečių vieno po vieno ir ateidavo tas vienas po vieną žmogus. Bet daugiau tokio pulso yra senamiesty faktas. Metalistai eidami į klubą Lenin ateidavo pas jūs? Oi, metalistus labai myliu ir labai senai buvau, tiesą sakant, dabar koncerte. Gal nelabai ateidavo, buvo tokia grupelė žmonių, jeigu dabar, kada mus matytų, tai Alytaus chebrai linkėjimai, nes alytiškiai būdavo mūsų ištikimiausi lankytojai, aš pasilgau, iš tikrųjų realiai nesuprantu, kodėl jie dabar neteina pas mus. Prieš koncertus kviečiu, jeigu ką gerai, kava ta pati, aparatas kavos tas pats, lokacija kita. Fai, atvažiuoji koncertą iš kito miesto, ateini kavos, Sūrio. Parčio, Taip. partėlio truputį ir tada. Geras. Šiaip iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, Kauno senamiestis, aš Šlainiuose užaugau ir mokiausi
studentų miestelį, tai kaip ir pravažiuodavau visą laiką ir mes eidavom ten į Boškę, tipo, buvo toks ten prie Tai kas Būtkės. neįdavo į galvą? Nu taip visi užaugo boškiai. Į suflerkį įdavau. Arba suflerkiai. Jo, būdavo arbata po 50 centų, tai buvo toks labai Labai gerai. Ir perkamas dar dalykas. 3 kartus užpildavo ant to pačio maišiuko, Taip, kaip paprašydavai. Bet kažkaip man niekada nebuvo, kad aš jausčiausi kažkaip sava tam senamiesty, nors labai norėčiau, nes jis pakankamai mažas yra iš tikrųjų toks. Atrodo, kad visos tos gatvelės pažįstamos, bet jis taip keičiasi nuolatos. Ir yra tiek mažai tų vietų, kurios ilgus metus išlieka iš tikrųjų senamiesty. Nu, yra jų. Bet tarkim, ta pati Vilniaus gatvė, kiek yra pasikeitus, kiek yra tų, ir vis man taip keista, kai eini ir vėl išnuomojamos patalpos, vėl kažkas užsidarė, vėl. Galvoju, kaip iki senamiestis, taigi turėtų būti čia pats gazas, ką nors veikti. Žmonės kantrybės neturi vystyti veiklą. Nes jie įsivaizduoja visą laiką, kad ir manęs klausia, oi, kur čia tavo sėkmės istorija, kad čia taip tie visi barai ir visą ką, taip ilgai būna. Su kur? Darbas ir kantrybė. Tai yra, tokia ir formulė. Tu turi žiauriai mylėti tai, ką darai, tikėti ir daryti, ir dirbti. Ir viskas ateina. Jeigu tu gerai darysi, tai tiesiog, žinai, atsidaro pusę metų, oi, tai čia kažkaip tai ne taip. Tai reikia užsidaryti, eit kažkur kitur. Vėl nueina, vėl pakeičia interjerą, vėl, ta prasme, ne interjerė esmė, ką visi galvo, kad jau čia pakeisim interjerą, kėdę kokią nors kitą padėsim, tai jau čia dabar, jau dabar, tai mes čia padarysim šitoj vietoj. Ne apie tai visiškai šneka. Kokia gera tema. Tu turi užsiauginti tą savo, ir žinai, man būdavo, ateidavo, tai va čia jau dabar atsidarysim kultūrai konkurentus, sakau, jūs Marija, kokius konkurentus? Jūs tik tai darykit, sakau, mes neturim konkurentų, mes esam tiesiog visi kolegos, vieni kitiem padėt. Ten, pavyzdžiui, pas mane pastoviai, skambina jau penktadienio vakarą, skambina kas nors, gal gali bačką kokią paskolint? Tai aišku, kad galiu, tai ar man gaila? Tai man kaip tik fainai, kad visi turi tą savo žmonių ratą, tą klientą, tą svečią, tada tu gali pas vienus nueit, pas kitus, tada atsiranda tas toksai vakaro turizmas, žinai, nuo vieno baro iki kito, kas yra žiauriai, fainai, o čia apie tos tokias kažkokias, tai nežinau, man tai yra, o gal čia reikia suaugti, nežinau, gal čia toksai būna jaunatviškas, toks, oi, čia viską paimsiu, viską padarysiu, nežinau, bet manau, kad neturi kantrybės, tai žinok, todėl tas senamiestis po kol kas ir yra biški numiręs. Bet jis toks vis atgimstantis. Čia dabar kaip tik buvo ta Kauno senamiesčio vakarienė gimtadienio proga. Ir yra ten, dabar jau turbūt nenauja, 2 metai turbūt, nežinau, ar 3. Senamiestin yra, senamiestin, kaip čia kirčiuot, su kirčiavimu pas mane praščiau. Tai tos moteris sakė man, kad, jaugi buvo prieš 14 metų viena ta agentūra, bendryja senamiesčio gaivinimo, buvo atgaivinę. Ir tada prasidėjo remontai, covidai, kas tik nori ir dabar vėl, kad taip atrodo kaip užkeikta, kad viskas 14 metų reikia kažkokia tai, bet aišku labai gražu, kai žmonės būrėsi, nes mane sužavėjo ten tas organizacinis, ten yra architektės ir gėlininkės, ir ten ir muziejai prisijungė, ir restoranai be abejo. Ir sakė, kad pirmais metais kaip ir ne visi norėjo jungtis, nes gal čia kažkaip, gal ir kažkokia konkurencija, bet paskui suprato visi, kad vis dėlto geriau yra draugauti. Taip, nes visi iš to išlošia. Taip. Tu daugiau sutrauki visų žmonių, daugiau turi žmonės pasiūlos, daugiau, Ir aišku, negali tu visko pasiūlyti turbūt klientui vienas. Taip, nes vienas siūlo, kitas kitą. Vis tiek, kažkaip tai, aš irgi darydama atsižvelgi, nedėsi to pačio į meniu, ką turi tavo kaimynas. Tai yra neįdomu. Tu nueisi, pavyzdžiui, kad ir mes su Dubingiais, esam vieni ar tik, šalia. Tai ir sakau, tai ką mums reikia to pačio to alaus? Jeigu, tai jūs nueikite į Dubingius, atsigerkite to, po to ateikite į kultūrą, paragauti to. Ta prasme, kam reikia visur viskas žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, dabar Nidoje, ne? Kažkokia tragedija. Važiuoji, tu eini, nesvarbu, kur nueisi, viskas tas pats. Net viskas taip pat atrodo, kranai taip pat atrodo, lentynos gėrimų, viskas, ir net maistas. Ta prasme, kur, jokio nėra išskirtinumo kažkokio, tai dar kažko, tai va. O, Aušra, jūs, kiek dabar metų sandėliukas veikia?
7. 7, ar ne? 7. Nu, tai tada sakėt, kad labai bijojot, kaip čia reikės su tais sūriais užpildyti sandėliuką. Ar atsirado kažkokių pasiekėjų, gal jūsų taip pasakysiu, kad irgi žmonės išdryso, gal jūsų paskatinti, galbūt iš kažkokios kitos šalies kažkokį vieną produktą, vieną tipą vežtis, taip. Čia irgi ta tema tokia turbūt dar atskiros diskusijos verta. Čia toks gal kultūrinis skirtumas dažnai būna su tais siaura specializacija, ta vadinama. Mes, kai ištisai bastomės po Prancūziją, kitas po Italiją, labai matome ir patys labai vertinam, kad va čia yra tas duonininkas, pas kurį visada norisi užeiti, nes žinai, kad va čia va yra jo kepikla, čia pat viskas kvepia, viskas šviežiai yra kepama, čia va yra geriausia kava, nes jie specializuojasi ties kava. Čia yra sūrininkas, kuris ten turi tokius principus atsirinkimo sūrių ir panašiai. Pas mus kitas įk būna, ateina, žmogus atidaro duris. Tik sūriai? Taip, tik net sūriai. Tik koks 300 rūšių sūrių. Taip. Ir nustemba, sako, o tu kodėl bagečių nekepė? Ką valgyt? Bet sakom, palaukit, mes arba kepėjai galim būti geri, arba sūrininkai galim būti geri. Ar taip gali būti, kad tu esi universalus ir visur geras, kažkurios tada pusės jau ima nukentėti ir panašiai. Tai aš būčiau tik tai už tai, kad to tokio universalumo gal mažėtų šiek tiek, kad jeigu eini į tašką, tai tu žinai, kodėl tu eini į tą tašką, kad ten jau maksimaliai pasitikė tai žmonėm, kurie užsiema konkrečia veikla, ar tai duonos kepimu, ar tai sūrio atsirinkinėjimu ir panašiai. Nes aš galvoju, mes, pavyzdžiui, su sūriais einam gilin, man nėra jokio noro eiti ten dar į kokias kitas rytis, užpildyti lentynas ten kokiais, nežinau, kitais reikalais ir neturėt kada įsigilint. Bet va, mes eidami su sūriais tik tai dabar irgi pasiekėm tai, kad jau 3 metai buvo, kai važiavom teisėjauti pasaulio sūrio čempionatus, nes man tas yra įdomu. Super. Man būtų neįdomu būti visų galų, kaip čia, mulkė, ne tas žodis. Su galų mulkė. Antimeistrė. Visų galų neišmanėlė. Va, šitas žodis. Geriau eimi vieną sritį ir dar pasirenki tą sritį, kur gal nelabai jinai tokia atidaryta, nelabai išnarstyta ir nereikia tą sritį. Ir tada kaifas, tada tu ten būni vienas, jeigu ne vienas, tada prisijungia dar daugiau bendraminčių ir tai yra labai labai fainai. Iš tikrųjų yra tas senamiestis, va tokia pati ta vieta tokiem verslam. Taip, kad tu savo eini per senamiestį. Vienur užsuki kavos, kitur užsuki pasilabint, kitur užsuki gėlės, kitur užsuki vazelės. Taip, bet tai čia toksai net ir, visas gali būti pusę šeštadienio. Pas mane, va tai va ir būna. Nueini pas vieną duoną, nusiperki kitur, ir toksai pasivaikštai, pasilabini, pasisveikini, ne tai, kad nulėki į kokią prekybcentrį, viskas susimeti bileką ir išlėki. Tokia, čia toksai laisvalaikio vienas iš praleidimo toks žiūri, fainas momentas. Daug atrandi. Gyvenime. Taip, kiek galima skubėti. Reikia. Taip pas mane dabar lėtas gyvenimo būdas. Taip. Ir ko čia draskytis. Man labai patiko, aš kai buvau Aušros piknike kino, tai ten buvo apie tą lėtą maistą ir lėtą visą gyvenimo būdą. Ir ten iš tikrųjų supratau, kodėl man taip atrodo įdomu, ką veikia Aušra su vyru ir su bendraminčiais, nes irgi ten buvo ir ta pikniko dėžutė, kur sūriai tokie, ten duona kepta, ten krosanas, ten viskas yra. Taip, viskas. Su istorija. Ir toks, kur tada kažkaip ir skaniau atrodo, ir mažiau užtenka to maisto. Taip. Viskas yra kažkaip prasmingiau šiek tiek negu. Nes, pavyzdžiui, aš gyvenu Žaliakalny, tai pas mus kepyklos, tai yra kepykla Maksimui, bet ten viskas gerai, ten malami, bet nėra, aš su Tapkėm jų nelabai turiu kur nueiti, iš tikrųjų. Nors gyvenu kaip ir Žaliam rajone. Tam pačiam Ąžuolyne, nesakau, kad ten reikia kažkokių daug kavinių, bet šalia yra ten pora tokių kavinių, bet tikrai aš manau, kad galėtų būti kažko daugiau, nes dabar mes turim visi su kaimynais vis tiek eiti, sėsti į mašiną, kažkur važiuoti, ar ten iki to turgaus, ar dar kažkur, bet tokio atrodo, kad daug dar neišnaudotų nišų, kur galėtų tapti tikrai tokia gastronominės kultūros visiškai akcentais. Tai, bet aš įsivaizduoju, kad tai yra turbūt labai sunku ir štai žmonės nesijama. Ir aš dabar kuo daugiau. Dirbti reikia, taip, reikia daryti, gilintis. Nėra taip, kad užmaišai, išauni, iškepi ir jau čia pas tave
eilė ir, nu gal ir būna tokių sėkmės istorijų. Gal ir būna, bet aš vis tik tai galvoju, kad tas toks elementarus paprastas nuoširdumas laimi visada. Ir aš galvoju, kur aš eičiau, pavyzdžiui, šeštadienį pyrago, ar ten sekmadienį kokio nors kavos. Ten, kur žinočiau, kad tai, kaip į svečius, ne tai, kad nusipirkti prekę ir už ją ten susimokėti ir išeiti paskui suvartojus, bet man norėtųsi eiti kaip į svečius, susitikti su to žmogum, kurį žinau, kad sutiksiu tenais, kuris žinos, kokia man patinka kava, kiek aš ten cukraus nededu į tą kavą ir panašiai. Toks asmeniškumas, man taip norisi didelė mieste nepamesti asmeniškumo. Kažkaip tai, nes apie tai yra gyvenimas, apie tai yra santykiai, apie tai yra tų savo artimų žmonių rato subūrimas. Man atrodo, kad tikrai ir pačioj gastronomijoje, čia tas žodis taip skamba, wow, kaip kažkoks jau ten būtinai kartais asocijuojasi su fine dining, man nebūtinai gastronomija yra apie žmogaus išmanimą paprasto dalyko, bet gilų išmanimą. Kad tai turi būti, jeigu maistas, tai visai naminis, visai paprastas ir va tos pastangos, kaip kalbėjom, kad reikia pastangų, reikia darbo, reikia truputį meilės ir nekopijavimo, ką kiti daro. Ten, jeigu pas kitą bus meniu ten ilgas ir visoks, wow, tai aš padarysiu dar ilgesnį tą meniu. Ir viską sudėsiu ten, kas pas tave eina, ir dar dėsiu savo kažką, tai arba dar iš kažkur. Kai man sakyto, kodėl jūs nekepat burgerių? Sakau, Jėzus Marija, visi kepa tos burgerius. Atrūksta. Nors, tarp kitko, mes pirmieji pradėjom daryti burgerius, dar suflerio būdelį, kur 100 metų visiems buvo iki tų burgerių. Tai va tada biški darėm burgerius. O paskiau, kur, tai kam tų burgerių reikia? Tu nueini į vieną, į kitą, taigi bilia kiek čia tų burgerių. Kaip ir pizzerijų tikrai daug, bet irgi, vienoms einasi, ne, o kitom ne. Ir tada supranti, kodėl tom, kuriom einasi, kodėl jam einasi, nes viskas yra daroma su meile, su žinojimu, ką daro ir nekopijuojant. Ir tiesiog ir va. Mano vienas geriausių darbų gyvenime buvo Čili picoje. Dirbau aš po pirmo kurso Vilniuje Didžiojoje gatvėje. Tai reikėjo išmokti visą meniu, kuris buvo tada labai ilgas. Mano dabar gerokai mažiau tų picų yra, bet reikėjo išmokti visas sudėtis, ten kur alyvuogės, kokios, kur faršas, ir ten būdavo litriniai bokalai madoj, kur po 3 pasiėmė. Ir dar tą pizzą ant viršaus užsidėdė ant tų bokalų. Pizzas tipo 4, tai tikrai kai nieko. Vieną vasarą dirbau, bet tikrai buvo labai gera gyvenimo mokykla. Ten šiaip tikrai buvo žiaurios po sąlygos, žiaurios sąlygos, ir ten tas atlyginimas reikėjo su juodom nailoniniam kojinėm būtinai dirbti. Neturėjau šitų pamokų. Tai aš manau, kad šiaip kiekvienam žmogui vertinga padirbti yra. Vertinga, labai vertinga. Kaviniai bare kažkaip tokio truputį susigaudyti, kaip kas paskui gal kitaip žiūri tada, savo poreikius kitaip formuoja. Bet labai greitai užmiršta. bet paminėjai suflerio būdelę jau ne kartą, tai tokia tikrai buvo kultinė vieta Mažajam teatre, kurio irgi jau kaip ir nebeliko, yra dar tas pastatas pačiam Kauno senamiesty. Tai tavo kaip ir prasidėjo ta barų veikla nuo senamiesčio, ar ne? Taip. Bet vis dėlto dabar koncentruojatės centre su kolegomis, visi taškai yra 4, ar ne? Dabar jūsų. 4 dabar, jo. Kultūra, holas, kamerinis ir upė teka toks. Taip. Tai kodėl vis dėlto to senamiesčio nusprendėt atsisakyti? Pasidarė neįdomu. Grinai, visiškai absoliučiai, nes mes iš senamiesčio išėjom būtent tada, kada prasidėjo didžiausias pikas senamiestį, kur pradėjo eiti bilia kiek žmonių į senamiestį, nes aš atsimenu, atsidarė Bonžorno, kaip tas atsidarė, ne Bardakas, Barbar, į klubelis toksai žemyn, Barbara, ne, ir šį visų buvo, ta prasme, buvo masė žmonių senamiestį, kur neįmanoma būdavo praeiti, ir mes supratom, kad mums nebeįdomu. Mums yra per daug žmonių ir per daug tokių, kurių tu nenorėtum pas save matyti ir nenori, nes prasidėdavo vos ne kiekvieną dieną mes statydavom apsauginę, nes Suflerio būdelė pasidarė tokia madinga vieta, kur prieš tokius tas barbaras visokios ir visą ką ateidavo apšilti. Kur ta prasme, kur stovi už baro ir tu supranti, kad yra absoliučiai nemiela. Tai paėmėm ir sudarėm. Ir tada aš išėjau
visiškai kitą pusę, kur iš viso buvo miręs miestas. Tai va tada va atsidarė kultūra. Tai kiek dabar 12 metų? 13? Kultūrai dabar 13, man 13 atrodo, jau. 13 sezonas, 13 Senbuvis liktai. tikrai skaitosi Kauno, Nu, Kauno masteliais, tai... Taip, tai vat kultūra ir buvo pirma turbūt ta vieta, nuo kurios viskas prasidėjo dabar, kas vyksta tenai. Viskas pradėjo lipdytis, nes atėjo lizdas po kultūros, po kokių 2 metų, man atrodo, jie atėjo. Ir tada vat pradėjo rimti senamiestis, nes visi pradėjo ieškoti vat būtent tų ramesnių vietų, kur ateiti, kur vat susitikti savo bendraminčius ir, kažkaip va tas savo pasidarė. Tai ir vėl man pradėjo sakyti, ir vėl tu pataikiai. Sakau, ne tik aš nepataikiau. Aš tiesiog ėjau ten, kur man fainai, nes aš eidavau kaip mokiausi akademijoje. Eidavau tenai parodų žiūrėti ir man tą labai kavinę patikdavo. Kavinė Izaura. Kavinė Izaura buvo, jo. Bet jinai dirbdavo iki 5, ten ir tada aš pradėjau daryti turgelius ant Kauko laiptų, susipažinau su Egle ir su Osvaldu amžinatilsi ir galvoju, reikia ten daryti. Ir ta sėkmės istorija nebuvo tas, kad kaip su Flerke buvo. Nuo pirmos dienos buvo sėkmės istorija ir ten ir visą ką. Tai buvo kokių 3-4 metų darbas, kurio aš dabar jau net neatsimenu. Supranti, kur ir virtuvėje dirbi, ir bare dirbi, ir atidarai, ir uždarai. Aišku, tėvai padėjo, žinai, tas. Bet, o dabar jau viskas, jau dabar jau visiems legenda ir O tai sėkmės dabar nėra, kad istorija. nebeįdomu ir dabar darysi barą, nežinau, Aleksotą. Šilainiuose. Šilainiuose, Aleksotą. Ne, Šilainiuose, ne. Ne, dabar Dancė padarė upiai. Tai va, dabar mes ten bazuojamės ir dirbom patys, nes kaip ir antras sezonas, toksai pusantrinis, nes atsidarėm skaityk Rudenį beveik atsidarė ten. pernai rudenį. Tai va, dabar visi bazuojamės tenai, dirbam. Tai va, jeigu norit suflerio būdelę senai sutikti. Aš tavim kalbu ir žinok, noriu tą kultūrą sumuštinio su lašiša. Man asocijuojas, kaip vietos. Kaip vietos abės. Bet tada tą progą aš. Čia yra legendinis sūris, Kontė, 18 mėnesių, Žiūra kalnuose susiformavęs ir išsibrandinęs buvusioj kariniai fortifikacijoje. O Labai Jėzus tinka Marija, net Kauną. nesuprantu žodžių. Kauno tema. Kai kurių. Kauno irgi toks tema, fortų taip, miestas. kad kas aptiktų tuos mūsų fortus kaip po brandykla sūrių, tai galėtume būti sūrių sostinė Lietuvoje. Gal ir ne Parą visai turi pasiūlyt. galėtumėm, nes temperatūrų svyravimai tarp žiemos ir vasaros yra tokie drastiškesni vis dar. Tai gal ir ne, nes sūriam brandintis reikia to lygios temperatūros. Ai, kad visą laiką Per būtų visus ne metus, taip. vienoda. Kad sviravimas būtų minimalus, kad tas drėgmės temperatūros santykis irgi būtų toks gana stabilus, tai tada Jis toks kaip desertas. Jisai kaip desertas ir įdomioji dalis šitam sūriui yra, kad jame nėra prieskonio išskyrus druską, čia yra vasaros pienas. Nuostabus Vasaros. tirpta burnai. Pienas su visom taisyklėm, kaip tą pieną surinkti. Jos yra truputį beprotiškai skambančios. Galiu pasidalinti, kokios tos taisyklės. Žodžiu, kad ankstyvą pavasarį gana, kai jau kalnuose tokia įvairovė pasidaro augalų nemaža, tai tada gena gyvulius į tuos vasaros ganiklas ir palieka tenais. Tai žodžiu, pirmas dalykas yra vasaros pienas, antras dalykas yra toks reikalavimas, kuris vadinasi 1,1,3. Tai reiškia, vienam gyvuliui per vieną sezoną 1,3 hektaro ganimosi ploto turi būti užtikrinta, kad tas vasaros mityba turėtų prasmę. Geras. Ir dar viena yra tokia taisyklė, tai jinai taip simboliškai vadinasi 72. Tai yra stebima, kokia yra įvairovė augalų tose vasaros ganyklose, kad ne mažiau 72 rūšių. Daug skaičių žodžių. Taip, Visam. daug Ten labai skaičių. gražios ganyklos turėtų būti. Gražios ir gėlyčių. įspūdingos, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, yra narcizų žydėjimo sezonas. Laukinių tų narcizų, tie, kur kvepia, net važiuojant su mašina pro uždarytus langus kvepia narcizai. Tie tokie balti, geltonais viduriukais, raudonais apvadukais, kur pas močiutės būdavo kaimuose ir jie, tai va, įsivaizduokit, koks pienas, kai gyvulys drastiškai, brutaliai ėda narcizų Gėlės. žydinčius. Taip, nes ten jau iš tikrųjų tiek, kad negaila ir ėst jau. Bet Aušra, tu juk nesi prancūzė.
ta prasme, tu pradėjai domėtis Prie prancūzo. kažkuriuo metu. Ką tu iki sūrių veikiai? Visai ką kitką. Aš su sūriais, tai galvoju, kai pasiūlė mano žmogus, kad reikia sūrius į Lietuvą, ką tau trūksta, sakau, čia. Paskui supratau, kad čia yra tiek daug kultūros toj sūrininkystėje ir visame kame, o aš iki tol tai dirbau akademinį darbą, esu socialinių mokslų žmogus, esu edukologijos žmogus ir man iš tikrųjų šitas pagrindas visai taip, tas mokėjimas atlikti tyrimą, mokėjimas gal taip, kaip čia suvirškinti tos tyrimo duomenis ir jos perteikti, tai man dabar va šitoj tyrimų srity, sūrininkystės kultūros istorijoje man labai pasitarnauja. Tai nors buvo visai kitas sritis, bet aš taip, man atrodo, visai sujungiau man pačiai smagiu būdu šitas dvi veiklas. Tikrai, skamba kaip kažkaip visai organiškai. Tai gal bus ir sūrio mokslininkė kažkada? Nežinau, man svečiai dažnai klausia, kokius tu čia tos mokslus sūrių baigėjai. Sakau, mokslus skaitimo knygų, bendravimo su žmonėm, bastymosi, lankymo pačių sūrininkų, tokių savotiškų interviu, ėmimo iš nuvykus jau pas sūrininkus, tai aš jau visai jaučiuosi ten gana sava, nors kuo daugiau eini į tą sūrininkystės, to supranti, kad nieko nesupranti. Ar lengvai jie įsileidžia svetimšalius? Nes toks yra gal stereotipas būtent apie Prancūziją, kad vis tiek yra prancūzai ir yra visi kiti. Ir tu niekada nebūsi savas, jeigu tu nesi gimęs ten. Tai tuo momentu labai gerai pasitarnauja tas prancūzas šalia. Tas kuriam nereikia galvoti, ką sakyti ir kuris visą darbą padaro komunikacinį, kaip komunikacinį tą suradimą, bet faktas, kad įsileisti, tai ne. Mes atvykstam pas savo tuos sūrininkus, labiausiai mėgstam lankytos visai autentiškiausius, tokius, kur labiausiai nutolę yra nuo miestukų, nuo kaimukų, nuo civilizacijos kartais apskritai. Važiuoji ten kalnų keliukais 4 valandas, kol kokį plyną aukštai pasieki tą sūrininko sodybą. Aš turiu tokį visada klausimą etatinį tiem žmonėm, pas kuriuos atvažiuojame va tokias vietas, tai kada paskutinį kartą buvo atostogų? Sako, prieš 30 metų buvo atostogų, prieš 40 metų buvo atostogų. Tai yra labai įdomu to žmonės aplankyti, kita vertus jie yra tie žmonės, kurie nelabai daug svečių sulaukia ir jiem nėra taip jau įprasta tokius atėjūnus matyti. Ir mes ne tai, kad sūrių įsigyti atvažiuojam, paskui ir įsigijam, bet mes atvažiuojam patyrinėti, pažiūrėti, kaip ten atrodo laukai, kaip atrodo brandikla, kaip atrodo ta uola, kurioj sūriai sėdi. Koks jų pačių tas gyvenimo būdas yra, kokios sėslumo, nežmoniško. Ir tas apie tą įsileidimą aš esu pastebėjus tokią tendenciją, ypatingai kalnų teritorijoje, Pirėnuose, ten centrinio masyvo kalnuose. Yra labai natūralu gauti klausimą, iš kur atvažiavai, kada atvažiavai, o kada išvažiuosi. Nes iš karto apsidraust. Apsidraust čia nieko asmeniško tame klausime nėra. Čia yra tiesiog, kad žinotum, kad tu esi tas vizitatorius, kuris pabus, išsiveš patirtį, pasidalins, bet greičiausiai neatsikraustys ir nebus tas atėjūnas. Yra net ir pavadinimas žmonių, kurie atsikrausto ir pragyvena, nesvarbu, ten savo visą amžių vaikų susilaukia, bet jie turi pavadinimą alien, kaip ateivis, atėjūnas, ne čia gimęs ir tavo mama ne čia gimus ir močiutė ne čia gimus, tai tu esi atėjūnas. Tai mes esam atėjūnai, tie, kurie užtikrina, kad tikrai išvažiuos, tai tada tikrai labai galim pasišnekėti nuo dūšios apie kaip čia sūriai gimsta. Kaip įdomu, čia viskas yra, man atrodo, apie mainus, kai žmogus pajunta, kad tu nenori jo kažkaip apsukti, užimti, perpirkti, ten užvaldyti, bet tu nori tiesiog pasisemti iš jo kažko, mainais duoti kažką ir toks tada vyksta natūralus tas bendravimas, kai jie nesijaučia kažkokie puolami. Taip, yra tas, kad tu čia ne koks invazinis organizmas, kuris atvykai ir čia dabar jau darysi savo tvarką, nes čia irgi turbūt apie tą lėtą keliavimo būdą yra, kad atvyksti, nusinulini, pasidarai stebėtojo,
ir tyrinėtojų, ir į save geri, ne tai, kad pasakoji, kas aš čia, iš kur čia atvykau, niekam neįdomu, atvyksti ir renki medžiagą, renki informaciją, kaupi patirtį, tai va tas yra kaipas mūsų darbe, bent jau man. Jo, skamba gerai. Kai sakom, kad nusiplūkiamas, labai nusiplūkiam šitą darbą dirbdami, važiuojam pas vynininkus, važiuojam pas sūrininkus, bendraujam, ragaujam, žiauriai sunkus. Sunkus darbas. Sunkus. O bet jūs dažnai su kolegom, su šeiminykščiais, kurie yra irgi barų dalis, važiuojat pasisemti įkvėpimo, nežinau, į kitas šalis, kontinentus. Važiuojam. Mes kažkur tai turim tokią dabar va tokia biški tradicija gal jau patapo, kad mes važiuojam, turim kokias vieną per metus ilgą kelionę, o šiaip tai turim kokias 5-6 tokias, po 4-5 dienų, va tokias va neilgas. Tai va dabar va nesenai grįžom iš Japonijos kaip tik, nu tai va, tai labai pasisemta. Ir ką iš japoniškos gastro barų kultūros būtų galima Kaune pritaikyti, o gal pritaikyti? Tai dabar jau pritaikėm. Upei teka, Danas daro beveik kiekvieną savaitgalį onigirius. Pats daro. Pats daro, taip. Pats daro. Čia tie tokie trikampiniai. Trikampiukai, aha. Kur ištraukia ir ten... Taip, kur reikia, nesakau, dabar tai, žinai, kaip pats dirbi už baro, tai atneši tos trikampiukus. Sakau, žinot, kaip valgyt? Žiūri. Nes visą laiką, jeigu tu paklausi, tai visi nori būti tokie protingi, kad galvoja, kad visi viską turi žinoti. Ta prasme, kur gėda prisipažinti, kad negalima. Sakau, ar tikrai? Tai taip. Ir jau matai prie stalo, kad jau ne. Jau vyra ten viskas. Nesakau, aš pavyzdžiui, tai tikrai nežinojau, kaip jį valgyti. Nes, tiesiog, nes jisai yra ten su tuo įpakavimas specialus, kad neprisiliestų prie ryžių tas visas dumblio lapas, kad jisai išsipakavus, jisai būtų traškus tas dumblis. Va toks tai ten vieną nulupi, vieną ištrauki, kitą ištrauki, susivinio. Tas toksai va tai va. Ir tai va, tai dabar darom onigirius. Danas daro, nedarom. Galvoju, kad jūs tiesiog atsivežat juos, tikrai. Nes aš mačiau... Tai daug kas taip galvoja. Nuostabu. Viskas, tik savaitgaliais būna. Šiaip tai reikia sekti iš tikrųjų upę teka. Tai mes visą laiką parašom, nes tikrai nebūna, kad pridaro daug, nes ten yra ką veikti, juos padaryti, nes ir specialius ryžius jisai vežasi, žodžiu, ten jo yra dabar arkliukas, tie onigiriai, tai va, tai savaitgalį tikiuosi, kad pridarys, nors dabar aišku, tą savaitgalį žada lietų. Ir šiaip dabar parsivežėm iš Japonijos, parsivežė tokią vėliavą onigirių, tai kai vėliava kabo, tai bus onigiriai. Vėliavos nėra, onigirių irgi nėra. Tai raudona vėliava negalima. Skiriamasis ženklas. Apie upę teka, man tokia, kai tik atsirado, aš tokia buvau truputį gal ir pyktelėjus kokias 2 valandas. Nes man ta vieta tokia atrodė labai sakrali. Ta prasme, kad ten vat yra ir ten gatvės meno tie piešiniai, ten visą laiką ir tas pažeminis tunelis, ten daug kreivų vykdavo. Ir net pernai vasarą dar vyko iš tikrųjų tūsas. Tokia jinai vieta kaip ir visiems matoma, ypač nuo tilto. Bet kaip ir tokia nelegali, toks yra, tai aišku, kad dabar viską gentrifikacija, tai tie barą pasidarė beta, tai aišku, tai ačiū labai. Ne beta, Danas pasidarė. Tai visi galvoja, kad tavo visi barai. Ir galvoju, tai aišku, tai dabar pripaišė Hebra grafičių, tai dabar padarys po 7 eurus gėrimus. Tai tikrai 4 valandų labai pikau. O paskui galvoju, tai o kur dar daryti? Tai ką daryti? Plinam lauke daryti ir tikėtis, kad kažkas ateis. Nežinau, kad reikia kažkokio. Bet niekas neišnyko, kad mes sakėjom, dar kaip tik jisai dar labiau tas kampas pagyvėjo, nes ateina lygiai taip pat paaišytų grafičių. Taip. Ateina. Ir aš galvoju labai fainai, nes dabar tikrai, nes aš ten ir su dviračiu dažnai pravažiuoju, kad tikrai galima prisėsti draugų, kiek galima susitikti neplanavus, kad toks yra spotas, kur tikrai visi nori užsukti ir toks... Dabar sakė pati karščiausia vieta Kaune. Taip, nes jau gal kultūra jau per seną šiek tiek jautiesi. Tai va ten visai. Tas toks tai aš sakau, tik pasakai, aš tokia, kaip jau, žinai, tokia miestietė, taip sakant, žinau, kaip turi būti čia. Tai buvo pirmas tokia reakcija. Kad viskas sugadins. Snobiška tokia, bet aš manau, kad gal natūrali ta reakcija. Jis tiek toks nori pasipriešinti truputį, kad čia... Taip, nes ir tie grafitistai taigi ateina dabar biški pabamba, kad tipo, tai čia mūsų čia vieną sieną uždengėt. Taigi sakau, imkit, paaišykit, ta prasme, kas jums neleidžia. O gal bus ir tūsų kokių tenais? Tai jau buvo. Savaitgalį buvo. Taip, tai prašom, tik tai darykit tos reivus. Mes tikrai labai viskas yra atvira ir nieks nepasikeitė.
tik tai dar pagerėjo sąlygos, nes Šalti gėrimai atsirado. šalti gėrimai atsirado ir elektrą pagaliau, nereikia savo tų vežtis generatorių birbinti. Šiaip kaip tik prieš porą dienų kalbėjau su kažkuo apie lizdo uždarimą, nes savaitgalį buvo paskutinis vakarėlis. Ir Vilnietis toksai man sako, bet taigi kas dabar iš klubų liko, tai kultūra, ne? Kultūra yra ir valgykla, ir klubas. Jo, bet aš pagalvoju, kad vis tiek kaip kiekvienam Fenomenas. asocijuoja su skirtingais dalykais. Nu. Kam su sumuštiniais, kam su... Taip, kam su dienos pietum, pavyzdžiui, ne? Kur ateina žmonės tik tai dienos pietų kultūrai valgyti. Kur net klaus, o tai čia po dienos pietų irgi kažkas būna. Kur supranti, va tas o toksai, jo. Bet kiek yra svarbi muzika? Iš tikrųjų įdomu abiejų jūsų paklausti, pavyzdžiui, sandėliuke, kaip jūs tą muzikinį foną kuriat, o gal ne, gal tik sūriai ten kažką šnapštą. Labai kuriam. Tai papasakok, ar ten grinai regionais kaip nors ten pirmadieniais? Jautri tema man apskritai yra garsas ir maistas. Aš esu labai jautri garsui, man labai nervuoja, jeigu ateini patirti maisto ir tau ten kala į galvą koks nors visai nei tema muzika, visai skonis pasikeičia. Tai aš visada esu labai taip jautriai atsirenkanti visus tos grojaraščius mums ir viską, ir muzika turi būti tyli, jinai turi suteikti, tokią emociją, kuri nerėkianti yra, kuri tau papildo maistą, papildo net aromatą kartais. Tai aš kiekvienam renginiui darausi grojaraštį. Čia gal taip nesimato iš šono, bet man tas šita dalis viena svarbiausių yra tų patyriminių. Taip, savotiškas, kaip mano sūnus sakytų, DJ babytė. Sėdi ir konstruoja ten po vieną tą kūrinį rankioje. Bet prancūziška muzika ar ne tik? Nebūtinai daugumoj prancūziška. Man, pavyzdžiui, aš gavau tokį vieną įkvėpimą labai stiprų. Mes mėgstam Montmartre apsistoti, kai atvažiuojam į Paryžių. Ten turim tokį viešbutėlį, niekam nesakysiu, bet jisai labai yra... Po to tyliai pasakysiu. Tyliai pasakysiu, bet Paryžiaus mastais jisai turi milžiniškus kambarius, ne tai, kad čemodanas ir tu telpa į tą kambarį. Tai tikrai norėsi sužinoti. Ir padorius kaštus turi. Bet čia kita tema bus, tyliai, kad būtų man kur apsistoti. Prenumeratoriams išduosi. Taip, ir ten yra tokia pusryčių vieta. Ir ateini tą pusryčių vietą, pasiemi kavos, pasiemi karštą krosaną ir ten groja klasikinė muzika garsiai. Ir kažkoks kitas pasaulis pasidaro. Ir žodžiu, groja, dabar net nepasakysiu tiksliai kas, bet mane taip sužavėjo, aš noriu kiekvieną kartą patirti tą patį. Nueiti tos kavos, gerti toj klasikiniai muzikoje. Matyti žmonės, kuriuos irgi veikia tą klasikinę muziką, tai man pusryčiai plius klasikinė muzika lygų kitas pasaulis, jau atsijungimas toksai. Taip, vakare. Sumuštinio pavalgiau, dabar noriu krosano. Klasikinė muzika. Taip, ta klasikinė muzika yra kažkas tokio, man ir taip su maistu derantis dalykas. Tai dėl to esi darot piknikus Pažaislio festivalį, vadinasi. Tas susijungimas buvo tiek organiškas, matyt, kai susipažinom su Pažaisliu ir sakom, jungiam, aišku, kad jungiam. Bet aišku, irgi čia tie renginiai, Aušra tai yra, ta prasme, fenomenas visiškai, kur geriausia renginių organizatorė Lietuvoje, man atrodo, paskelbė ir po 5 minučių nebelieka. Tai va, aš irgi žinau, kiek noriu, pavyzdžiui, Romų, nėra. Net nespėjai susižiūrėti, aš kai tokia antisocialinė, kur į tos nelabai žiūri, tos, žinai, socialinius tinklus ar dar kažką, tai iš viso, sužinau ten post factum, iš tikrųjų, kur ten yra labai paprasta. Aš esu minčių prisikūrus tokių, kokio aš norėčiau dalyvauti vakarėliuose ir nėra, ir niekas nepakviečia. Jeigu savo pasidaryčiau vakarėlį, aš jau neįpirkčiau tokio, kad būtų ir filmas, ir oratorius, ir žodžiu, ir muzika gyva, ir dar ką nors. Aš susiorganizuoju vakarėlį tokio, kokiam norėčiau dalyvauti pati, tada prisirenku žmonių, viską, žodžiu, išskirstom bilietuose visus honorarus, visą kitą, ir wow, vakarėlis. Tai pas mus nėra, kad ten darytume serijų, kad aš žinočiau į metus planas vakarėlių, ten projektas toksai, va tiek bus vakarėlių įgyvendinta, tiek uždirbsim, ne, man čia visiškai ne apie tai. Čia yra man įdomus vakarėliai, tai dabar dar tokią naują temą atidarėm meno pažinėjams, meno smalsuoliams skirti vakarėliai. Nes aš pati esu baigus menotyrą ir norisi ten irgi vis krapštyti, pažinti ir pažinęs irgi švelniai tariant yra ką pažinti. Ir
galvoju, nu man įdomu, o kaip čia tie mūsų sūriai valgytojai, ar jie sakys, kad irgi įdomu tą senąją dailę pažint. Tai šitų vakarėlių fenomenas pasidarė, kad paskelbė Ir nebėra. už 1,5 valandos nebėra bilietų. Bet kiek tikrai telpa ten žmonių? 35. 35 piknikus jau mes stabdom registraciją maždaug ties 250. Tai va, geriausia reikia Kas- visą laiką daryti savo. Taip. Sau, Tada taip. viskas tiesiog tu turi daryti savo. Būtent. tau Ir būtų. tada Bet, tu tiki kažkaip. bet- Taip, tiek tai turi- žiauriai. Pats būti toks, turbūt Taip, ir atviras turi. pasauliui, ir Turi. turėti plačią pasaulėžiūrą ir skonį, kad kuris būtų ne tik ten kažkoks tik tai duona su dešra ar panašiai. Bet žinai, gerą duoną su dešra irgi Taip, galėtum taip, padaryti bet- turbūt. Galėtų. Nu, ta prasme, kur irgi būtų Nes fainai. daug kas daro savo, bet vis dėlto tai nepaeina kažkaip. O dabar galvoju, Aš nežinau, ar daug kas duoną su daro dešros sau. vakarėlį, va tokį, kur Duona dešra degtinė 3D. triptikas šventasis. Taip. Taip, o kodėl ne? Mes irgi, matyti, irgi su tais vakarėliais savo, jau kažkokią gal jau reputaciją irgi gavom, kad ateina rudenį božolė metas. Božolė ir visi, kas yra susiję su božolė, kas nesusiję. Kas susiję su Prancūzija, kas nesusiję, visi daro vakarėlis, akordeonas ir žodžiu, va ten ragauja vyną, ten paskui prie vyno irgi kepsniai, nu, va toks biznio planas. Ir aš galvoju, šito visoje masėje ant tiek yra neįdomu daryti, kai tu nepasigilini, kas yra. Tai va, ta žinok, aš božolė, va todėl ir kokia nedarau ta- božolė, nes man visiškai neįdomu. Man lygiai Aš taip pat. pirma, lygiai taip pat. aš nemėgstu to vyno božolė. Mes kažkada bandėm, žinai, kaip tiekiai, oi, čia atsivežėm božolė vyno. Nu gerai, pasidarai tą butelį, pasidedi. Ir, nu kažkaip, nu kaip tu pats, nu kaip tau, šiaip, nu čia kaip ir įdomu, ne, būtų pristatytėms, bet kaip man, pavyzdžiui, pačiai neįdomu, tai aš net, Pats formatas jis yra net tiek žinok, nuvalkiotas, kad, net neįdomu man tiesiog taip. daryti nieko šitokio. Tai va, mes praeitais metais irgi galvoju, nu reikia tokį... Bet pas tave, tai žinau, gal ir ateičiau, nes žinočiau, kad, nu, žinai, kaip būna, toksai, nu, kur tikrai tikras, viena iš toksai, žinai, 35. ką? Jeigu bus viena iš 35. Tikrai nebūsiu, nes aš vėl pramėgu. Nu, Tai mes darėm tokį eksperimentą, dabar su to, kaip su žodžiu to paskutiniu paskiausių mūsų vakarėlių, kuris buvo, tai irgi prisiskaičiau, kad ten va kolegos daro, božolė bus tai, bus nuostabu, bus tobulas vakaras, bus emocijos. Tai aš galvoju, aš parašysiu kitokį skelbimą. Parašiau, gal bus vakarėlis, gal bus maisto, gal bus vyno. Ir galvoju, nu jeigu koks beprotis susiregistruos, tai vakarėlis įvyks. Per 2 valandas vietų neturim, nieko nebuvo pažadėta, nei kiek gersim, nei kiek valgysim, nei ar ten bus smagu ar nesmagu. Kūrybiškumas, taip yra, va šitas. O, pavyzdžiui, jūs, kai va, tiesiog mieste vaikštot arba internete, kaip jūs, nu vis tiek, tu sakai antisociali, bet vis tiek aš toje matau ir parodos ir kitur, vis tiek. Nu jo, tapytoje, nu tai išeini. Kaip jūs renkatės, pavyzdžiui, ar turit kažkokias vietas, kur tikrai eisiu, nes bus kažkas gero tikrai toj vietoj, ar kažkaip stengiatės kažkokių naujų dalykų atrasti, o gal kaip tik net nežiūri tų visų skelbimų ir eventų ir labiau draugais pasitikit, man įdomu. Aš tai draugais pasitikiu. Aš irgi. Man pasako, kur reikia eiti. Tai ir nueinu. Vat grinai. Arba, pavyzdžiui, šiaip būna kokį šeštadienį vakarą arba sekmadienį, nu tiesiog neturiu. Nors šiaip sekmadienis tai pas mane tokia šventa diena su šeima. O ir tiesiog, žinok, išeini į miestą, nueini kokius menininkų namus, jeigu kažkas vyksta, žinai, nepatinka, pabūni 10 minučių išeini. Nu toksai, vad būna, kad tiesiog eini per miestą ir eini, be jokio ten kažkokio tai labai didelio, kur planuoju, tai tik tai spektaklius kokius, žinai, arba ten vad parodos, ar ten kažkokį koncertą. Bet šį tai mes net vakarienių nelabai planuojam, žinok, taip išeinam ir sakom, nu, rasim kažkur tai. Nueisim, žinai, nerasim, tai visą laiką galim pas tave ateit pavalgyti. Nu, žinai, kaip būna. Nu, tas toksai, nesiplanuojam, žinok. Tik skaudžiausias būna momentas, kai žiūri, o, buvo vakar, kas nors jau, kad būna praleista, Jo, šitas būna. Labai neretai. Arba nespėjai nueiti, jau būna ta vieta užsidarius. Kur planuoji, tai jau nebedirba, sako. Žiūri atsisveikinimo žinutę. Jo, žiūri atsisveikinimo Tai vakarą. aš irgi panašiai kaip beta. Aš labai pasitikiu savo patikimų draugų rekomendacijom, irgi ne visų rekomendacijom, tų, kur skonių pasitikiu, kur žinau, kad bendraminčiai, tai čia
taip, nes labai gali daug pražiopsoti, kaip įsigilini į tos savo kasdienius darbus ir visą kitą, tai daug šansų yra tai pamatyti. O, tai gerai tam buvo, ne, fainai. O jums yra, kad kažko trūktų Kaune, kažkokios konkretaus žanro, pavyzdžiui, meno arba renginių? Man trūktų kokio nors dar vieno kontempo. Festivalio, jo. Kitų metų laiku. Jo, kitų metų laiku ir gal, kitokio koncepto, žinai, gal daugiau tokia vizualikos kažkokios, tai ne tik, tai ne šokio, ne judesio, ne ta, bet gal kažkokia tai per tapybą kažkokia, nežinau, nes kaip ta visą tą. Jo, bet dar kitaip. Jo, kažkas, tai va šito, gal man trūktų, o daugiau tai nežinau. Kažkaip tik, kad yra daug ką veikti tam Kaune. Šiaip, realiai, tai tikrai, tik tai reikia domėtis. Čia patys kalti, žinai, kad pastovi nėra ką veikti. Čia tingi nueiti ir pasidomėti, nes tu kiekvieną dieną gali kažkur tai nueiti iš tikrųjų, nes visur viskas vyksta. Čia turbūt panašiai, kai vaikai sako, ką veikti. Taip. Arba aš tai irgi būna grįžti į tą kaimą ir po to tingi. Tiesiog tingi vakare kažkur tai eiti. Čia tai va čia va todėl yra blogis kaime gyventi. Nenorėčiau dėl to. Tai va. Niekur nenaičiau. O tau, ko trūksta, Aušra? Aš netgi tai pagalvojau dabar, kad gal netgi tų gastronomijos kultūros renginių tokių organizuotų, bet su skoniu. Jo, va šitas irgi. Esu buvus irgi vienam tokiam, kur didžiai nusivyliau, iš tikrųjų, nuėjau. Čia toks didžiaus vardas, didžiai nusivyliau. Tai. Šitas geras. Oi, bet tikrai. Didžiai nusivyliau. Nes kuom gali greitai sugadinti gerą renginį, tai komercija, įsileidimu tokių netrinktų dalyvių, ne kokybės, ne visko, tai aš galvoju, ar tik nebus laiko klausimas, kai reiks imti ir padaryti tą renginį po galais. Tai iš tikrųjų visai neseniai mane toks aplankė nušvitimas, kai aš supratau, ko man net ne konkrečiai renginių trūksta, bet informacijos pateikimo estetikos, nes tikrai mane labai vargina dabar, kai yra ant tų statybinių tvorų, visi priklijuoja tų plakatų įvairiausių dydžių, vieni klijuoja su klijais, kiti su lipne juosta ir toks labai toks vizualus bardakas. Ir aš buvau parodoje apie Kernagį Vilniaus miesto muziejui ir ten buvo stilizuotas skelbimų stulpas, tas apvalus toksai. Super būtų, man irgi tokio ir aš pagalvojau, kad tikrai Kaune nebeliko, o Vilniuje dar yra vienas prie Dailės akademijos paliktas. Nes buvo prieš MAC, bet ten dabar jau ta pasidarė tokia laiptinė. Toks kaip dinozauras. Taip, ir iš tikrųjų jau tokia vertybė, nes tada kažkaip visi, kad vieni ant kitų lipina, taip, bet tada kažkaip fainai. Fainai ir viskas yra koncentruota, nes dabar ir ant stulpų, ir visaip, ir toks tikrai tikrai nebus taip, kad visi pirks tas reklamas tose ekranuose, nes ne visi turi tam biudžetus. Ir šiaip kažkaip į tos ekranus žiūrėt, ar labai jau ten žiūri. Tai man atrodo, kad čia toksai galėtų visai grįžtas dalykas. Galėtų grįžti, aš tai irgi už tos stulpai, kad grįžtų. Ir šiaip toksai, faina tas stulpo padarai, ne kažkokį, tai tie plakatai visokie būna, jisai net ir toksai kaip meno objektas galėtų gauti. Pats kaip objektas gali būti gražus. Laisvės alėjai būdavo Senamiestyje. Aš jau net neatsimenu. Tiesą pasakyti, tikrai fotogeniškas dalykas būtų. Taip. Galėtų kas nors tokį akcentą pasiūlyti. Bet aš galvoju, net ir pats plakato menas, jisai nėra, kad truputį toks užkištas dabar. Dabar, žinok, vėl po biškį grįžta. Buvo vienu metu tai žiauriai, kaip tik tai prasidėjo tie Facebookai, tai iš viso niekas, o dabar jau aš jaučiu, kad jau pradeda nešti plakatus, kad gal galit pakabinti. Tokį pastebėjau irgi dalyką. Iš tikrųjų labai pasikeitė galbūt galimybės tos plakatus padaryti, nes vis tiek anksčiau tai tikrai dailininkai jos piešdavo arba dizaineriai. Dabar jau kaip ir labai gali tu pats ten su AI-um. Ir plakatas. Buvau, kur yra prie Daukanto gatvėje copy protin, ar kažkaip, kur atsispausdinti. Žodžiu, man reikia atsispausdinti kažkokius lapus, nes jau tikrai printerą tai neturiu namie. Ir ten yra toks skelbimukas, kad žodžiu, jeigu su Canva darė, tai papildomai ten kainuos. Nes ten tikrai kažkas bus blogai su užlaidom, reikės perdaryti. Labai ironiškai, taip trumpai parašyta, ne pats tos tiksliai, bet kažkas ten ant tos Canvos yra, žodžiu, užvaryta, kad patys darė, tai maždaug čia bus biškai pakainuos čia, nes mes turėsim dabar čia gilintis, kaip jums čia atspausdinti. Tai va to tokio gal profaniškumo, man atrodo, tas truputį pagadino, bet tikrai yra kas investuoja, vis tiek turi savo dizainerius, ten stengiasi kažkaip. Yra. Jo, smagu. Ir šiaip žiūri fainai. Pavyzdžiui, aš tai net įsirėminu, žinok, jeigu yra gražus plakatas ir fainas. Ir ant sienos. Sakyt, kad tokių plakatų, kur ta prasme, kur yra tikrai plakatai verti rėmo, tai
Nu. Tai gerai, statom stulpus. Gerai. Tai Aš dabar reikia galvoju, parašyt tais projektą. stulpais, tai tikrai esu mačius Prancūzijoje, kad jie yra tie stulpai, jie yra tie plakatai. Ir net mes, kai dažnai lankomės pietvakariuose, ten būna tos fiestos miesteliuose rugpjūčio mėnesį ir ten plakatai, tai atskiras menas turėti, vat kolekciją visų tų, kiekvienų metų tų fiestų, tai yra nuostabu. Visai nuostabu. O Jezu, leidžiu savo, truputį labai skanus man tas paparčių. Sūris, joninis sūris. Joninis Dar viena sūris. tema, kodėl pasėmiau sūrį, nes noriu dar apie maistą šiek tiek pakalbėti. Tu paminėjai onigirius, tai toks vis tiek yra kaip ir gatvės maistas, toks greito vartojimo Japonijoje, Azijos šalyse, kad tu vat kažkur ten 7-Eleven pasiemi. Ir iš tikrųjų, Lietuvoje apskritai, ne tik Kaune, su gatvės maistu, man atrodo, irgi yra tas konceptas šiek tiek kažkaip išsikreipęs. Nes, pavyzdžiui, Niujorke, tu gali gauti tų pigių hodogų gatvėje tiesiog. Kažkokių, tai Lietuvoje gali čia burekų turbūt gal gauti kažkokių, bet jau niekas nevalgo gatvėje. Aš tai manau, kad čia Lietuvoje visiems per paprasta būtų tas hodogas. Tai Niujorke tai valgytų tą hodogą ir labai čia apsėtų ir būtų labai skanu. O čia Lietuvoje tą hodogą padarytum su tą Heinz garstyčiom ir kečupu. Tai visi, ta prasme, niekas nesuprastų. Bet, pavyzdžiui, tam pačiam Tailandė irgi visi valgo ten ant Kaip ant gatvės. gatvės, pabandyk šį čia padaryti. O kodėl? Ar tai yra kažkokie, aš nežinau, čia gal įdomu iš jūsų kaip iš gastronomijos atstovų sužinoti, ar yra kažkokie pribojimai labai sunkus. Pavyzdžiui, galėtum išvažiuoti su vežimėlių Laisvės alėja ir pardavinėti pusryčių sūrio sumuštinius taip paprastai, ar ne? Turbūt galėčiau, visais formalumais reikėtų, jo, su higiena jaučiu tą. Taip, visom ten licenzijom vienos dienos ar kokios, net nepasidomėjusi esu, tiesą sakant. Bet aš galvoju, ar aš pati tą gatvės maistą mėgstu. Ne, aš neturiu minties kažkaip, kad eini pasivaikščioti ir prigrėbi ir tada eini valgai, nes gal kokybė neįdomi yra tų pasiūlų. Bet va čia ir yra tas, kad visi įsivaizduoja, kad gatvės maistas turi būti nekokybiškas. Tie čia aš nesakau, kad nekokybiški tie čia burekai visur, bet daug kas įsivaizduoja, kad kebabas kažkoks toksai, žinai, kur naktį pavalgyti. Ir, pavyzdžiui, kai upė ateina žmonės, mes turim ten 4 sumuštinius. Ir kai pamato tą nes jis, oi, čia buterbrodas, nesąmonė, žinai. Ir kai pamato, kad gali būti kokybiškas gatvės maistas ir gerai atrodantis ir skanus ir visą ką, tai jau net ir tą sumuštinį, žinok, žiūri kaip į... Bet ar sumuštinis, kuris yra restorane, tai jis nėra gatvės maistas, ką aš noriu pasakyti. Taip. Manau, kad Lietuvoje žmonėms labai reikia kažkokio vis tiek tokio kažkokia prabangos, tokio tačo, taip. Reikia. Čia į Lietuvą, kaip grįžta iš Tailando ir iš Vietnamo, pavalgia ant žemės, tai šį čia visi pasidaro, visiems reikia. Tenai gali valgyti. Kažkodėl tai viskas normalu, o šį čia grįžta visi gurmanai, visi viską nusimano, visi viską žino, visi viską geriau patys padaro. Tai kodėl taip yra? Nežinau, bet čia yra mentalas. Aš irgi dar tokį irgi nežinau, man atrodo patikslinimas toksai, kad taip, visi nori poš, visi nori... Jo, visi bet bandido pažiūrėkit, kiek yra imitacijų to poš. Mes apie interjerus nepradėjom kalbėti. Jeigu jau atsidaro nauja vieta, tai komunikacijų dažniausiai ten dvelkia prabanga. Kokia prabanga dvelkia? Masinės gamybos krištolo, ten koks, made in China, daiktas kabo, ten staleliai, kokie nors pati stalo įrankiai, kurioje vietoje prabanga yra. Ir man atrodo, tiek daug yra tokių imitacijų, tiek maisto kokybei. O čia toksai pasigilinį ingredientus, kurioje vietoje čia prabanga yra. Ar tik tai iš tolo atrodo. Iš tolo, arba iš fotkės. Bet iš tolo. Lygiai taip pat su tais interjerais. Ten viską, mes taip norim tos imituotos prabangos, o man atrodo, didžiausia prabanga tai yra originalumas, autentiškumas, senumas, laiko patikrinimas. Man asmeniškai prabanga yra apie tai. Žinai, toks geras dalykas, tikras. Man didžiausia prabanga tai būtų ten kaimo kiaušas tikras. Ten irgi kokia nors ūkininko ten mėsa padaryta, ne kažkokia ten imitacija su 100 metų galiojimo laiku ar ten kažkoks. Žodžiu, tokie didžiausia prabanga, aš tikrai krimščiau tą gatvės maistą, jeigu jame būtų kokybė ir imčiau ir pikniką ir visur ir dar kitus siūščiau tas vietas.
jeigu yra tokia vieta Kaune, norėčiau sužinoti, o kita vertus lauksim, kol atsidarys gerų sumuštinių, vien tik sumuštinių, pavyzdžiui, baras. Buvo hodogų baras, dešrainė, atsiprašau. Buvo. Dešrainių Buvo, baras Šilės ai, buvo, gatvėje. jo, Tas ir Vilniaus vat, nu, gatvėje. Ir žiūri, bet jie dabar taigi turi ūkį. Taip, bulvių košė. Tai bulvių Buvo košė. žurnale pas Nu, mus interviu, taip, Kęstutis darė. taip. Labai Ir įdomu. gaila, va, man tas Ir vietas žiūri, gaila fainai Kaune, tam kaime savo gyvena. Kaime kažkaip gyventi gera. Gera, tikrai gera. Nors Ne, mes- galėjau palikti tą tašką su tais hodogais. Gal per Tikrai. geri buvo iš tikrųjų. Būna, Nesuprato, gal aš irgi geri, manau, per žinau, kad anksti būna tiesiog. šiek tiek. Mhm. Aš beje labai irgi atsimenu, atsidarė, dabar, kad tik nesuklyščiau, berods Niumano restorano šefas atidarė kebabinę Šilainiuose, jau tų Artūras? tikrų, Ai, ne. Artūras tikrų, to tų, žodžiu, autentiškų kebabų, kur viskas. Baharat. Taip, šitas pavadinimas. nebuvo. Ir, aišku, jie nekainuoja tiek pat, kiek visur kitur tie kebabai kainuoja, nes ir ingredientai visai kitokie. Ir mes nuvažiavom, labai patiko. Jau, kokybė jaučiasi iš tikrųjų, vat, būtent per vidų to sumuštinio. Ir pasiskaitom komentarus. Tragedija. Majonezo pagailėjo, o kaina ten triguba negu kitur. Žodžiu, ten padažo nėra. Dar, tai aš galvoju, palau, mes pasiruošę priimti va, tą kokybę. Nepasiruošę. Už tą, taip, kaip pasakyti, savaime suprantamą kainą, nes tu negali mokėti. Bet reikia edukuoti. Bet tada atvažiuoja Azerai iš Vilniaus ir padaro taip, kad visiems nereikia jau majonezo, visi varo į Azerus, į radio gamyklą. Nebuvau dar. Tas irgi, tas kietai ten. Per mikrofoną šaukia tavo Taip. numerį, kada Man labai patinka ten savo lėkštę. Labai patinka grojaraštis ten, A, lietuviškos jo, jo, pop jo. muzikos. Taip. Jis labai dera. Jis labai puikiai dera tenais, iš tikrųjų. Ir va ten kažkaip tinka ta radio gamyklos tokia aplinka, kažkaip man. Tai va, vietoj ir laiku. Taip, va, gal tas Nu. Baharat buvo per anksti, mangi tie hodogai buvo. O kur jisai buvo, Šilainiuose? Tai jis Yra, ne? tikiuosi, Baltijos kad yra. Baltijos Ai, dar Šilainiuose. yra, tai reikia. Bet vat, kai atsidarė ta nauja vieta, tai taip irgi prieš važiuojant atrodo, greit užmesi akį į atsiliepimus. Tai, bet pagal atsiliepimus supratom, kad va tie visi ta krūva neigiamų Kad reikia važiuoti. kad nėra majonezo, aha, tai čia gera vieta, reikia Šiaip, varyti. kalbant apie tą Baltijos gatvę, aš esu užaugusi joje. Mano tėtis ten dar vis gyvena iki šiol, tai ten buvo tokia, mes jau 51 vidurinė, dabar santaros. Ir ten grįžtom, ten buvo tokia pora kioskelių, kur būdavo ta pica ant tokio storo pado po 3 litus su fermentiniu sūriu. Ir pingvino ledų kioskas. O dabar ten yra tapus tokia gastro alėja, iš tikrųjų, ten yra tiek daug kavinių restoranų, kažkodėl. Taip. Būtent Baltijos gatviai. Kažkodėl, nežinau, fenomenas. Reiks Šilainių. nuvažiuoti. Na, aš ten turbūt yra Lalūna kavinė, kur su tėčiai einam kavos gerti. Ir va ta Baharat kartais. Bet ten yra ir daugiau, ten yra kinietiško maisto garažas, yra kažkaip taip įdomu. Atrodo, kad žmonės... Meksikietiško mačiau irgi, Taip. nepabandyta, bet va su tais kebabais, tai kaip čia pasakyti, make kebabas great again. Nors irgi buvo bandymų. Buvo ir prie Soboro bandymų padaryti tokią berlinietišką kebabinę, bet kažkaip nepasiteisino. Gal kažkoks, jo. Gal meilės pritrūko. Majonezą. Majonezą. Aš jau labai kažkaip mes apie maistą smagu šnekėti, bet aš noriu valgyti. Aš dabar jau ir azerus noriu, ir sumuštinį noriu. Artėja pasaulio futbolo čempionatas. Tai toks metas, kai, man rodo, visi pradeda sportų domėtis. Šiaip kultūrų jūs rodo sportą? Neberodom dabar. Nes niekam nereikia. Nereikia. Anksčiau nebūdavo įmanoma stalo gauti, kai būdavo krepšinis arba futbolo. Dabar net nėra, nieks nenori. Net nepaskambina, lygos žinok. ten tie play, Nieko. ne? Kaip įdomiai. Labai įdomiai. Bet čia tiesiog neišnyko taip, kad po biškutį. Čia, žinok, tiesiog atėjo vieni metai, kur niekam nepasidarė, nebeatėjo žiūrėti. Kaip keista. Labai keista. O tu sergi už Prancūziją? Gal aš kad nelabai apskritai sergu. Aš džiaugiuosi, kai kas nors laimi ir pelnytai laimi, bet negaliu pasakyti, kad labai sergu. Nėra, kad ten kartais atvertos 4 metus ten tampi futbolo aistruolė. Ne. Ir mes kažkaip apskritai savo vietoje, tai iš vis taip jau siekiam net nemaišyti sporto su gastronomija, nes man atrodo, čia tokie 2 skirtingi dalykai, kai ypatingai, kad atstovauja tą tokį lėtą tradiciją, lėtą maisto gimimą, lėtą maisto vartojimą.
O sportas yra apie aistras. Man atrodo, kai jau varai į sportą, tai turi koncentruotis grinai, kas vyksta ten, įsijausti, palaikyti savo ten komandą, savo favoritus ir panašiai. Jeigu jau ateini mėgautis maistu, nu tai tada tu negali, čia, kaip pasakyti, du meilužiai negali būti vienu metu. Tai, ne, čia gal nesąmonė pasakyti. Nedėra vienu žodžiu. Dar vingių kažkaip visą laiką taip pabrėžtinai nerodo krepšinio, nors yra kaip ir aludė pakeliui į areną arba iš jos ir ten būna prieš rungtynės po, bet jie kažkaip ne. Tai man atrodo, kad pačiai yra didelio miesto, jau nebe provincijos toks pavyzdys, kai tu gali pasirinkti, tu gali ir už vienos gatvės visiškai pasinerti ten į Sirgalių jūrą, bet tu gali visiškai sūrio pavalgyti, kraftinio gėrimo paragauti ir visiškai atsiriboti nuo to. Nes kai yra tik tai vienas pasirinkimas, tada jau kaimas, kaip bet tai patiktų labai. Tai va tas yra fain. Kaip nėra jokio pasirinkimo. Nors tas Kaunas atrodo mažas fiziškai, bet tikrai gali ta įvairovė tai yra. Tai gal galima visai to pasidžiaugti. O tu sergi už ką nors? Kažkada sirgau už Olandus, dabar tai nežinau net už ką. Pateko Olandai čempionatą? Nežinau. Nežinau, iš tikrųjų. Nelabai domiuosi aš to futbolu. Tai kažkaip tai ne. Bet tai pas jūs ir baruose neturi, kaip sakai, neturi įtakos visiškai, ar ne? Visiškai absoliučiai neturi. O kas turi įtakos? Oras? Oras. Bet ir tai vasara. Nu, aš turiu kultūrai, oras įtakos. Važiuoju kartais spalio pabaigoje, lyja, ten šlapdriba, kultūra pilna žmonių. Kaip geras oras visi sėdė ant laiptų, kaip blogas nesėdė. Tai va, žinai, nu. Man labai patiko paskutinį kartą, kai buvau maloniai šokiruota apsauginio darbo jūsų. Mes prisėdom ant laiptų, o jisai mum atnešė pagalvėlį. Tiesiog. Saulius turbūt buvo. Sveiki, čia jums. Kur aš? Tikrai kaip miela. Tai labai pradžiugino. Tai valinkėjimai jam. Gerai, būtinai ačiū. Atostogauja dabar. Jam gerai, ne tai kaip mes. Po 30 metų netostogauja. Nors ne, taip nėra. Nėra. Kaip tavo vasaros atostogų planai? Šiaip tai darbingi. Nėra vasaros atostogų. Manau, kad neturėsim. Nu, nebent labai kažką tai trumpo. Bet šiaip tai ne. Bet mes kažkaip tai po visų sezonų, po viso ko, tai mes kur nors šaunam, kur šilta tiesiog. Pernai Sicilijai buvom, dar kažkur. Mauricijai? Ne. Reunionė, atsiprašau, bet Prancūzijos ten vis tiek. Tai čia buvo tokios pabėgimas. Nutolusi. Čia buvo pabėgimas. Mes jau taip esam supratę, kad jeigu jau atostogos, tai turi būti per distanciją atostogos, kad jau atsijungtum visai, nors buvo bėda, kad Reunionė, nesvarbu, kad 12 valandų skrydis nuo Paryžiaus, bet Prancūzija, ten mobilus ryšys, internetas, visa kita, vis tiek dar truputį per daug pasiekiamas. Carrefour yra tie, ar ne? Supermarketai prancūziški, ne? Viskas ten yra, kas priklauso, bet svarbiausia, kad tu neatsiriboji, nes nekainuoja. Ten, žodžiu, ryšys, tai vis tiek tas pasiekiamas. Jisai toks išliko, bet jeigu mes planuojam atostogas, kad ir trumpos, kad ir savaitės laiko, bet jau tada tokios, kad jau nėra pagundų atbėgti, atidaryti sandėliuką. Turbūt kiekvieną dieną išskyrus sekmadieniais. Taip. Dabar ir pirmadieniais. Kažkaip pagalvojom, kad taip kartais išsitaškai per tą savaitgalį, penktadienį, šeštadienis pas mus būna toks jau didžiausias, tas pilna trova, taip sakant. Ir pasižiūrim, kad pirmadieniais dar būnam tokie truputį ufonautai. Aha, tai galvom, jau geriau tada pradėti nuo antradienio, bet jau grįžti tokiais žvalesniais veidais, negu kad... Bet čia turbūt irgi su metais išmoksti save tausoti. Visiškai. Ritualų įsivesti. Visiškai. Ir tiesiog pradedi nebenorėti tiek daug. Sau norisi laiko. Ramybėj pabūti. Man taip atrodo. Kitaip pradedi vertinti. Kitaip, pradedi kažkaip tai visai kitaip žiūrėti į visą tai. Tai man visą laiką darbuoja sako, nu tai va ir tu jau sensti. Bet jeigu tame tik tai būtų tas senimo požymis, tai man patinka senti. Nes tada tą laiką kažkaip pradedi truputį savo naudai organizuoti.
visi kiti senatvės požymiai gal ne faini, bet šitas tai fainas Man tai yra. Tai gerai, man rodo, kad galėsim po kokių 10 metų pakartoti šitą sudėti trijo ir aptarti, kiek tada bus į kokį rajoną. Aš jau būsiu atsikraušius į miestą. Taip, būsiu Aleksotą paėmus šilainius. Išsikraustė į kaimą. Sandėliukas bus gal dar kur nors ten į gylį nuėjęs, bus jau gal kokį fortą užėmęs ir brandins lietuviškus sūrius. O aš turbūt leisiu, graži vizija. nežinau, 1000 žurnalo Kaunas pilnas kultūros numerį. Tai gerai, susitiksime šią vasarą sandėliuke ir sandėliuko piknikuose, kurie yra išparduoti, aišku, bet Žemosios Panemunės dvare, Pelėdų kalne, Pažaislio koncertuose, kur groja kokybiška muzika, bet ne per garsiai. Garsesnė muzika tada upė teka pas Betą ir kolegas su Onigiri vėliava. Pas Daną, Betą ir kolegas. Mes sugrįšim tikrai į Studio 101 su galbūt kiek kita pašnekovų sudėtim, nes dar daug yra Kauno kultūroje aptarti. Dėkojam Gėlių bistro už nuostabę puokštę ir Kornelijai Skarolskytei už paveikslą, kuris, manau, įkvėpė ne vieną mintį, tai gal mes to ir nepastebėjom visai. Ir Old Refreshed už patogius fotelius vintage. Labai įdomu. Tikrai labai patogus. Taip. Įdomu, koks bus kitas interjeras mūsų pokalbio. Tai nekantrauju aš susitikti su dar nežinau kuo iš tiesų, bet manau, kad sudėliosim kokį nors įdomų Kauno pilno kultūros pokalbių duetą, trijo, trietą, o gal 4. Tai ačiū Aušra, ačiū Beta. Ačiū. Ačiū. Pasimatysim eilėje prie Onigiri. Okay.